čia mūsų kaimas. Čia gimiau aš, mano tėtis ir mano senelis. Mano senelis paveldėjo iš savo tėvų didelę avių bandą. Tada ir prasidėjo mūsų šeimos verslas. Vasarą šiose pievose ganosi avys. Dabar jos uždarytos ir mes turime jomis pasirūpinti. Senelis iš avikailių siūdavo kailinius, močiutė iš vilnų verpdavo siūlus, megzdavo įvairius drabužius ir parduodavo. Taip jie užsidirbdavo pragyvenimui. Dabar šį senelio verslą perėmė mūsų šeima. 2 kartus per dieną nešame avims šieno, pripilame vandens. Ypač daug dėmesio skiriame mažiems ėriukams. Rudenį ir pavasarį avis kerpame. Tai daugiausia darbo reikalaujantis procesas, nes avis kerpame paprasčiausiu būdu, su specialiomis žirklėmis. Išplautas ir išdžiovintas vilnas kedename ir karšiame. Senelio karšykla išlikusi tokia, kaip ir prieš daugelį metų, kai čia karšti vilnų suvažiuodavo ne tik aplinkinių kaimų gyventojai, bet ir žmonės iš gretimų rajonų. Dabar senelio paslaugomis naudojasi vos vienas kitas, bet mes džiaugiamės tuo, nes senelis gali skirti daugiau laiko mums. Iš purių vilnų gaminame įvairius gaminius. Mano mama iš vilnų verpdavo siūlus ir veldavo veltinius. Dabar iš siūlų gaminame nedaug. Pagrindinė mūsų produkcija iš veltų vilnų. Ji turi didelę paklausą. Vilną dažome įvairiomis spalvomis, nes to nori mūsų klientai. Iš vilnos veliame papuošalus, riešines, kepures, šlepetes. Pagal užsakymus veliame įvairaus dydžio paveikslus. Neseniai išmokome apvelti šilkos karą. Visi mūsų gaminiai rankų darbo, ekologiški, natūralūs. Gerai perkami ir ypač vertinami miestiečių. Jie mūsų gaminius pamėgo, nes vilna turi išskirtinę savybę, kai šalta sušildo, kai šilta vėsina ir nesukelia alergijos. Dėl to labai populiarios šlepetės, kepurės ir įvairūs gaminiai kūdikiams. Džiaugiamės, kad tęsiame senelių tradicijas. Išsaugojome kultūrinį lietuvių paveldą, gamindami ypač sveikus gaminius. Tikimės, kad mūsų šeimos verslą puoselės ir ateities kartos. Todėl kviečiame atvykti į Kupiškio technologijos ir verslo mokyklą, mokytis kaimo verslų paslaugų teikėjo mokymo programos ir įgyti žinių bei gebėjimų reikalingų, norint įkurti arba plėtoti kaimo verslą.